Euronics, europiečių verta technika, pristato. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Radio castingas. Su jumis sveikinasi Kauno fonas ir Inga. Taigi, o dabar eteryje žinios. Lietuvos atstovė Evelina Sašenko pateko į Eurovizijos finalą. Susumavus Europos žiūrovų balsus paaiškėjo, kad Evelina Sašenko pateko į šeštadienio finalą. Linksmoji dalis – anekdotas. Aš irgi vieną žinau, norit pasakysiu? Davai, jo. Bet ar žinot, koks yra geriausias japonų vagis? Nežinot. Ne. Kamato Tajama. Čia, aišku, po kelių minučių visiems ateina reakcija. Pasakėlė. Ir panevėžietiškai, ir pasakiškai. Viens žmogus pasiskolinęs pinigų iš velnę, žmogus sakas. Tai aš tai taip saku, kada tau reiks pinigų, tai aš parašysiu ant savo vartų, kada tu gausi. O velnės buvo suderėjęs. Jeigu netiduos pinigų, tai dūšė imsies. Jau ir tie vartai sulūža, jau myslina, kad seniai velnis kur galą gavo. Nemoku panevėžietiškai, aš jau viskas, kur nežinokit pagyvenu, tai ir va, tarmę praradau. Ha, 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 ha. Poezija. Čia biški raminkis. O taip galima radijai sakyt? Pasena babutė į vienkiemį tykų. Check it out now. Jau, pasena babutė į vienkiemį tykų. Įsiveržė pulkas ginkluotų plėšikų. Sulaužytos rankos ir išsuktos kojos. Sena karatistė gerai pakovojo. Jau, netidėt pradėjau čia. Taigi, o dabar mūsų eteryje labai romantiška ir labai svaiginanti tema, tai yra 10 būdų romantiškam savaitgaliui. Taigi, nusifilmuokite savo gamybos erotinėme filme. Kai visi kaimynai mato, per daug neįsinuoginkite, nes galite sušalti. Aš tai manau, kad čia netinka šitas. Apsirenkite ir taip toliau. Nu ir atsiduokite tą aistros tokiai. Pabandysim gal. Čia, jūs man siūlot? Nu gal nelaukia. O Euronics čia pasitemkim jau. Gegužės mėnesio naujiena. Išbandykite naująjį žaidimų kamoliuką Blobo. Tai judesių valdomas interaktyvus žaidimas asmeniniams bei Mac kompiuteriams. Žaidėjai mėto, suka, taikosi ir spaudžia Blobo, kad valdytų savo personažus ekrane. Žaidimo kaina tik 239 litai. Visą tai galite įsigyti Euronics parduotuvėse. Euronics – europiečio verta technika. Taigi, nuodėmės. Jas mes darome visi. Aš meluoju, labai dažnai galvoju visokias nederamas mintis. Nežinau, žinokit, neturiu nuodėmygių, aš sakiau, kad liturginius tekstus skaitau, tai ką iš čia dabar? Pirkinių laidelė. Ir šiandien mes turime puikią, nuostabią ir visai naują linksmąją prekę – linksmuoklis. Su juo jūs žaisite, dūksite, juoksitės. Linksmuoklio veikimo mechanizmas yra labai paprastas. Jūs jį pakraunate elektros srove ir jis būna visą vakarą linksmas. Tai yra linksmuoklis, tai yra žavu, to jums reikia. Taigi siūlau visiems dalyvauti mūsų, atsiprašau, galima iš naujo, mūsų konkurse norėjau sakyti, tai atsiprašau, nesąmonė. Taigi visiems siūlau dalyvauti Kauno fono castinge ir pabandyti nugalėti mane. O Dieve, kaip aš prastai pasakiau čia viską. Aš galiu tokiu tonu. Taigi linkiu jums dvasios jūsų ramybėje. Nu vat ir užtenka. Kauno fonas.